Tai nėra tikrai mokamų kelių įvedimas. Kur prezidento balsas, nuomonė dėl to paties, pavyzdžiui, kelių finansavimo kitų metų biudžete? KPP programa. 100 milijonų eurų mažėja ta programa, tai reiškia 100 milijonų eurų mažėja kelių priežiūra, ne kapitalinis remontas, bet kelių priežiūra. Kokia prezidentūros nuomonė dėl to ir kaip galvojate, ar tai yra gerai ar blogai? Dėl finansavimo, tai iš tikrųjų prezidentas visuose savo metiniuose pranešimuose kalba apie tikrai blogėjančią kelių būklę. Ir akivaizdu, kad pačios kelių plėtros ir priežiūros programos finansavimas eilę metų jau būtent nedidėja. Suprantame, kad tai yra prioritetų klausimas pačioje vyriausybėje ir taip pat Seime. Bet ką reiktų pažymėti, kad taip pat matydami kelių fondo, valstybinio kelių fondo įsteigimą, prezidentas vis tiek yra pabrėžęs, kad neturėtų būti iš vienos kišenės į kitą kišenę perskirstomi tiesiog pinigai, nesukuriant jokios pridėtinės vertės. Pasiūlymas, negaliu pasakyti, kad visiškai geras arba ten visiškai blogas, aš greičiausiai pateikimo stadijoje jį palaikysiu. Klausimą tikrai reikia spręsti ir tas tempas, kuris yra sprendžiamas kelių sektorėje, akivaizdu, kad nėra tenkinantis. Visą praėjusią kadenciją, visą jau šitą kadenciją ir dar prieš tai buvo klausimas etolingos sistemos, jis nėra įsprendžiamas. O ten yra labai daug pinigų. Tai nėra vadinama auksinė kulka ar sidabrinė kulka, kurioje išspręsim visas problemas kelių sektorija. Tai yra viena tik iš galimybių ir būtent patį galimą projektų sąrašą tikrai susisiekimo ministerija kartu su vyriausybė, kartu su Avia Lietuva formuos ir, kaip žinia, jeigu PPP būdu, tai taip pat ir yra išdėtas saugiklis Seime, kad virš 50 milijonų turės gauti ir Seimo pritarimą. Tai čia turbūt yra pakankamai daug saugiklių dėl projektų paties pobūdžio.